Šiandienos Evangelijoje apmąstome gilų šventojo Jono Krikštytojo nuolankumą. Evangelinio pasakojimo pradžioje Jonas Krikštytojas turi kai ką įspūdingo. Jis turi daugiau mokinių negu pats Jėzus. Aplink jį susirenka minios. Jo klausomasi, jo sekama, jis gerbiamas. Tačiau Jonas tiksliai žino, kas jis yra. Jis nėra žodis, jis tėra balsas. Tai labai svarbu. Žiūrėk, dabar girdi mano balsą. Tačiau kai šis vaizdo įrašas pasibaigs, balsas nutils, o žodis pasiliks tavo širdyje. Taip ir turi būti. Jonas Krikštytojas prisistato kaip Dievo įrankis. Įrankis, kuris turi išnykti. Ne balsas yra svarbus. Svarbus yra žodis. Jėzus yra žodis. Jonas Krikštytojas tėra balsas. Todėl jis pats sako, jam reikia augti, o man mažėti. Ir tai iš tiesų įvyksta. Tikrieji Jono mokiniai, tie, kurie buvo pasirengę mokytis, klausytis ir paklusti. Išgirdę Joną sakant, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę, tuoj pat palieka Joną ir ima sekti Jėzumi. Jie tampa Kristaus mokiniais, o nebe Jono mokiniais. Šis spindintis nuolankumo pavyzdys turi apšviesti ir mūsų gyvenimą, kadangi dėl gimtosios nuodėmės mes turime stiprų polinkį norėti būti visko centru. Mums sunku priimti tiesą. Mes esame nereikšmingi. Šiuolaikinė kalba tariant, mes esame pakeičiami. Evangelijos kalba. Mes esame nenaudingi tarnai, kurie tik atlieka savo pareigą. O filosofinė kalba. Mes esame tik įrankiai. Daug didesnės tikrovės. Problema prasideda tada, kai įrankis nori užimti Dievo vietą. Kai rodome į šviesą, bet pradedame rūpintis, ar žmonės žiūri į mūsų pirštą, o ne į pačią šviesą. Tai yra iš esmės klaidinga. Šventasis Jonas Krikštytojas yra kiekvieno krikščionio pavyzdys. Ypač tų, kurie gyvena apaštališką gyvenimą. Tikras apaštalas nori išnykti. Šventoji Teresė iš kūdikėlio Jėzaus tai aiškino. Labai gražų paveikslų. Jį save laikė teptuku. Dievo rankose. Kaip menininkas naudoja daug teptukų. Vieni storesni, kiti plonesni. Ir ne vienas nesiskundžia, kai yra padedamas į šalį. Taip ir mes turėtume džiaugtis, kai Dievas mus naudoja. Ir taip pat tada, kai jis pasirenka kitą įrankį. Nes svarbu yra ne jaunikio draugas, o pats jaunikis. Jaunikio draugas džiaugiasi, matydamas, kaip jaunikis įvykdo savo misiją. Mokykimės iš šventojo Jono Krikštytojo. Tikrojo nuolankumo. Išnykti, kad Kristus pasirodytų. Dievas te laimina tave.